Sveiki, mielieji, su jumis IT Gėris. Šiomis dienomis Las Vegase vyksta bene didžiausia metų tarptautinė buitinės elektronikos paroda CES. Tad pradėkime nuo įdomiausių jos naujienų. Kompanija Corning pristatys antrąją savo nepramušamo ir neįrėžiamo Gorilla Glass stiklo versiją. Žadama, jog naujasis stiklas bus žymiai plonesnis ir galės atsispirti didesniems režimams ir lenkimams. Taip, nuo šiol galėsite savo telefoną mesti į sieną, kaip kadaise mylimiausia Nokia 3310 ir net neabejoti, kad ekranas įskils. Nors kompanija Microsoft nuo šių metų nebedalyvauja parodoje, naujienų apie jų 8 langus netrūksta. Jei kada nors abejosite, ar planuojamoje nusipirkti Windows 8 planšetėje veiks jūsų mylimiausiai paukštukai, drąsiai vykite tas mintis lauk. Kompanija BlueStacks parodė savo Android programėlių leistuvą. Taip, visas mylimiausios Android programėlės veiks su Windows 8. Iškart. Tiesa, tęsiant kalbą apie Android programėlės, jūs žinote tą žaidimą, kur turite sumaitinti drakoniukai pririštą ant virvutės saldainį. Aišku, žinote, Zeptolab pristatė naršyklinę žaidimo versiją. Jeigu dar nepamilote šio žaidimo, galite tai padaryti adresu, kurį matote ekrane arba video aprašyme. Programėlėmis galima nuo šiol mėgautis ir televizoriaus pagalba. Google pristatė atnaujintą Google TV televizoriaus priedėlio versiją su filmų ir YouTube vaizdelių peržiūra internetu. Puikiai vaizdo kokybė, naršymas internete, žaidimai jūsų televizoriuje. O kompanija Victorinox anonsavo savo super atmintuką. Tikrai nuostabus, 1 terabaito talpos. Taip, mielieji, apie 700 filmų. Ir kad perkėlimas nepabostų, greitoji USB 3.0 jungtis, o kad jūsų filmų netyčia niekas nepamatytų, saugus šifravimas. Be to, atmintukas turi LCD ekranėlį, kur rodys informaciją apie savo būklę. Buvusi Sony Ericsson, o dabar jau tiesiog Sony, parodė publikai savo naujausią Xperia serijos telefonų modelį – Xperia S. Išskirtiniai šio telefono bruožai – tai dizainas, stilizuota Android aplinka ir malonus, aptakus telefono korpusas. Tai muzikinis leistuvas, integracija su socialiniais tinklais, pavyzdžiui, palaikinti dainą galima iškart grotuve ir fotografavimas vienu mygtuku, net neatblokuojant ekrano. Tik įdomu, ar bus prifotografuota, jei mygtukas netyčia pasispaus bevaikštant, kai telefonas kišenėje. 12 megapikselių kamera, 4,3 colio įstrižainės ekranas iki 32 GB talpos. Kaina nežinoma. Samsung vėl džiugina savo ultraplanais nešiojamais kompiuteriais. Šie primena Apple MacBook Air seriją. Patys Samsung savo kūrinį vadina ploniausiu ir kompaktiškiausiu notebookų pasaulyje. Žinoma, kad kompiuteris bus pardavinėjimas su Windows 8 operacinė, o 15 colių ekrano įstrižainės modelis kainuos $1500. Ačiū už dėmesį. Nepamirškite palaikinti ir pasidalinti su draugais. Su jumis buvo IT Gėris naujienos.